Pabėgėlių priėmimo centras organizavo susitikimą su Lietuvoje gyvenančiais sirais, siekiant išsiaiškinti šios bendruomenės poreikius. Sirijos pabėgėlių krizė laikoma viena didžiausių 21 amžiaus humanitarinių katastrofų. Skaičiuojama, kad karo Sirijoje pradžios 2011 metais iš beveik 23 milijonų gyventojų žuvo virš 560 tūkstančių. Beveik 7 milijonai sirų buvo priversti bėgti iš savo šalies, o dar beveik 7 milijonai žmonių tebėra perkelti šalies viduje. Sirijos pabėgėliai per vykstančią migracijos krizę prieglobsčio prašėsi daugiau nei 130 šalių. Išsibarstę po pasaulio šalis, sirai prieglobstį rado ir Lietuvoje. Pabėgėlių priėmimo centras organizavo susitikimą su Lietuvoje gyvenančiais sirais, siekiant išsiaiškinti šios bendruomenės poreikius. Taip, organizavome, patys inicijavome susitikimą tam, kad išgirsti iš pačių bendruomenės narių, kaip jiems sekasi gyventi Lietuvoje, kuo gali pasidžiaugti, kaip pavyko įsitvirtinti ir kaip jie dar pakeliui ir aptarti klausimus, kurie jiems rūpi ir kaip galėtų pabėgėlių priėmimo centras prisidėti prie tų klausimų sprendimo. Jeigu kalbant apskritai, tai pernai metais, 22 metais Lietuvoje gyveno apie 3,5 šimto Sirijos piliečių, mes turim tokią informaciją. Šiuo metu pabėgėlių centre mes turime tik tai 5 Sirijos atstovų, tai irgi prisidedam prie jų pirmųjų žingsnių integruojantis Lietuvoje. Tai būtent koks tas prisidėjimas integruojantis būtent sirų bendruomeniai? Galbūt to susitikimo metu ir patys Sirijos piliečiai išreiškė, kokios pagalbos reikėtų daugiausiai? Iš tiesų pasidžiaugiam kartu su visais susirinkusiais, kad didžioji dalis sirų, bent vienas iš šeimos suaugusių narių, tai dirba. Tai reiškia, ieško būdų, kaip išlaikyti save ir savo šeimą. Pasidžiaugiam iš tiesų kartu, kad vaikai kalba lietuviškai, kad mokyklose mokosi lietuvių kalba ir mokosi įvairiausių dalykų, kad vaikam pakankamai gerai sekasi ir kad turi draugų. Klausėm iš tiesų ir pačių sirų, kaip jie jaučiasi patys gyvendami tarp lietuvaičių, kaip jie sekasi bendrauti su kaimynais, kaip sekasi bendrauti su kolegomis. Tai girdėjom tikrai šiltų atsiliepimų, kad pakankamai Lietuvos gyventojai atsiliepia tolerantiškai, kad jiems padeda tiek darbė susikalbėti, ar su kaimynais draugiškai bendrauja. Išgirdome iš tiesų pagalbos prašymų, tai vis dėlto dar tas lietuvių kalbos lygis nėra toksai gerai pasiektas kai kurių Sirijos piliečių, kad laisvai susikalbėti. Tai turbūt daugiausia poreikį, kur reikėtų jiems pagalbos ar vertėjo, ar pastiprinant lietuvių kalbos žinias, tai turbūt sveikatos priežiūros srityje, nes tai yra labai specifinė sritis ir jautri sritis, ir jeigu žmogus turi sveikatos problemų ir einant pas gydytoją, reikia turėti specifinių žinių tam, kad išsakyti ir savo skaudulius, ką tau skauda, ir pasakyti, kas negerai, kad tą sveikatą pagerinti. Inicijuoto susitikimo su sirais metu paaiškėjo, jog ši bendruomenė yra iniciatyvi, versli, norinti dirbti ir kurti pridėtinę vertę darbo rinkoje. Susitikimo metu pastebėjome, kad sirai tikrai yra iniciatyvus ir išsakė savo norus ir lūkesčius sukurti savo
verslo įmonės ar mažasis bendrijas. Keletas iš jų norėtų turėti kažkokią siuvimo įmonę ar, sakykime, autoelektriko paslaugas teikti. Tai irgi ieškosim galimybių, kaip galėtumėm prisidėti ar ieškoti rėmėjų partnerių, kurie tiesiogiai galėtų pabendradarbiauti su tai žmonėmis ir prisidėti, kad jie galėtų įsikurti savo tas darbo vietas ir tuo pačiu galėtų sukurti darbo vietas ir kitiems bendruomenės nariams, bet nes nepaslaptis, kad iš tiesų bendruomenės galia yra tikrai didelė, kadangi jie kalba arabiškai, tai ir bendruomenės viduje yra tas palaikymas tikrai labai didelis ir pirmiausia ieško turbūt galimybių ir paramos iš tų bendruomenės narių, tai jie vienas kitą tikrai labai palaiko ir suteikti darbo vietą, kad ir savo kilmės draugui, bičiuliui, tai irgi yra bendruomenės nuopelnas ir tuo pačiu pagalba, įsitraukimas į darbo rinką ir savo šeimos išlaikymui. Jau kelis metus Jonavoje gyvenantis Siras Abdulrazakas, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro individualios priežiūros darbui su šeimomis darbuotojais patvirtina, jog ir kiti sirų bendruomenės nariai žino, kad be kalbos mokėjimo įsitvirtinti gali būti sunku. Per šitą susitikimą buvo kalbėti apie tai, apie sirų bendruomenės integraciją Lietuvoje ir po to kalbėjom apie darbo rinką, kaip pasakyti, kad ir kaip žmonės dirba, kaip jiems sekasi su darbu, su kokiomis problemomis susidūrė žmonės dirbant lietuviškos įmonėse. Ir iš tikrųjų visi papasakoja, kaip jaučia, ko trūksta, papasakoja, kad reikalinga labiau išmokti lietuvių kalbą, nes yra trūksta, biški ne vis, tai žmonės nemoka viską išsakyti, ką aš noriu, aš nemoku paaiškinti, tarkim, ar nesusidūrau su problemomis darbe, tai aš nemoku paaiškinti darbdavys, tarkim, aš nekaltas. Kadangi aš nemoku paaiškinti tai, kad aš nekaltas, aš šitą dalyką aš nepadarau. Tai tada šita problema būna labai maža, ar ne? Ir paskui gali gautis didelė. Gautis didelis ir iš tikrųjų tai žmogus būna nekaltas visiškai. Tiesiog problema, kad jis nekalba. Tai yra kas kalba, 2 arba 3 žmonės, kuris moka tai susirinkimų metu, nes čia Lietuvoje yra daug sirai, kurie sugeba tai išmokti lietuvų kalbos, pradeda kalbėti, tai aišku, kad ne apie viską tai moka kalbėti, bet iš tikrųjų tai gali tvarkyti savo reikalais pats. Sirijos Damasko miestą dėl karo palikęs Abdulrazakas pasakoja, kad jo paties kelionė iki dabartinių lietuvių kalbos žinių ir įsitvirtinimo mūsų šalyje buvo gana ilga. Kelis metus gyvenęs Turkijoje, Siras pateikė prašymą dėl prieglobsčio Europos šalyje ir taip apsigyveno Lietuvoje. Tai Lietuva mane pasirinko, tai atvyko į Lietuvą 2017 metais į pabėgėlių centrą. Pabėgėlių centre tai apie 6 mėnesius čia gyvenau ir po to pradėjau gyventi Jonavoje. Tai pradėjau gyventi Jonavoje, kadangi aš suradau darbą čia Jonavoje, su kirpėjas, tai audinys. Bet vis tiek įsidarbinote kirpėjų prieš tai, kaip išmokot kalbos? Ar iš pradžių išmokot kalbą? Aš atvykau į Lietuvą rugsėjo mėnesį, po mėnesį laiko pradėjau dirbti. O, tai dar kalbos irgi nemokėjote? Dar ne, tiesiog skaičius, skaičius 1, 2, 3 iki 10 ir viskas, tai laba diena, labas rytas. Ir po to tai pas mus
buvo lietuvių kalbos mokytoja, ateidavo pas mus namo, dalyvavau lietuvių kalbos kursoje irgi 2 kartus. Ir per internetą žinau, kad tai ir Pabėgėlių priėmimo centro direktorės žodžius, kad sirų bendruomenė yra iniciatyvi, versli ir norinti dirbti, patvirtina ir mūsų kalbintas Abdulrazakas. visi nori, žinau, kad ir dauguma syrai yra dirbantys žmonės. Yra žmonės, kuris nemėgsta tai pasidėti namuose ir nedirbti, tai dauguma žmonės nori dirbti ir ieško būdų, kur aš dirbsiu, čia visi nori išlaikyti savo šeimą, čia dauguma mūsų žmonės bendruomenė, tai turi šeimas. Tai visi galvoja apie šeimas, kaip išlaikyti, kaip dirbti, čia. Ką jūs patartumėte tiems sirams, kurie, tarkim, neseniai atvykę, dar tik tais bando integruotis į mūsų Lietuvos bendruomenę, darbo rinką, visą šalį? Ką patartumėte? Ar konsultuojate atvykusius užsieniečius? Aš konsultuoju žmonės, kurie gyvena Jonavoje. Beveik visi yra mano. Aš kalbu būtent apie syrai. Visi yra mano klientais, ateina, konsultuoju, padedu, lydžiu. Mes teikiam, aš dirbu socialinių paslaugų centre, mes teikiam palydėjimo paslaugų. Tai lydžiu aš į gydymo įstaigas, užregistruoju pas gydytojais ir padedu tvarkant įvairius dokumentus. Ir padedu irgi su vertimu. O pas gydytojais, tarkim, tai viską, ko reikia, tai mes padedam, kiek įmanom. Kaip pats esate praėjęs tą kelią, tokį, tai turbūt lengviau padėti ir kitiems. Jo, ir padedu žmonės ir stiprinu mano įgūdžius su lietuvių kalbos. Kaip sako Abdulrazakas, lietuvių kalbos jis išmoko ne tik organizuotose pamokose ar internete. Pirkosi knygas, mokėsi savarankiškai, vykdavo į individualias pamokas. Taip elgtis patarė ir savo kraštiečiams, nes integracija taps žymiai paprastesnė. Aš visiems syriam rekomenduoju, kad išmoktų lietuvių kalbą, kad sugebėtų, kad turėtų norą išmokti, kad čia ne tik, čia organizacijos kartais suorganizuoja, ar ne, tai lietuvių kalbos kursai. Ir pas mus irgi centre, kur aš dirbu, mes tai organizuojam ir ateina, tai lanko. Dabar pasižiūrėk, kad žmonės, kuris ateina ir lanko, pradeda kalbėti, ar ne? Ir kuris nelanko, tai nekalba, tai žmogus turi turėti norą. Kaip anksčiau minėjo direktorė Beatričė Bernotienė, pabėgėlių priėmimo centras nuolat rūpinasi centro remiamų užsieniečių integraciją, suteikiant galimybę naudotis vertimo, įdarbinimo, kalbos mokinimosi bei kitomis paslaugomis. Taip pat planuojama sukurti papildomų paslaugų paketą, kurio galimybėmis galėtų pasinaudoti didesnis ratas mūsų šalį pasirinkusių užsieniečių. Tai šiuo metu tie užsieniečiai, kurie vis dar yra remiami integracijos programos metu, turi galimybę naudotis vertimo paslaugomis, o tie, kurie jau gyvena ilgėliau ir tos paramos nebeturi, tai yra planas sukurti tiek tokį ir vertimo centrą, ar kaip mes jį pavadinsime, kad ir pirkti paslaugas užsakyti, ypač sveikatos priežiūros srityje, kad galėtumėm atliepti tuos jautriausius poreikius, kad žmonės galėtų gauti pagalbą, ypač sveikatos srityje, susikalbėti. Šiuo metu pabėgėlių priėmimo centre Rūkloje, Naujininkuose ir Girionyse parama teikiama 330 užsieniečių, iš kurių net 245 Ukrainos piliečiai. Vienam asmeniui suteiktas pabėgėlio statusas. 64 yra prieglobsčio prašytojai. Lietuvių kilmės perkeliami asmenys yra 12. Neteisėtai sieną kirtę migrantai 2. 75% visų gyventojų sudaro moterys ir vaikai.
Dauguma asmenų yra atvykę iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Tadžikistano, Irako, Kongo ir kitų valstybių. 2023 metais paramą integracijai gavo 970 užsieniečių, gavusių pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą savivaldybėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Jonavoje, Šiauliuose, Visagine, Zarasuose ir kitose miestuose. Paramą perkeliamiems asmenims gavo 156 asmenys, perkelti iš Ukrainos ir Venesuelos.